olimpinius jau kalbėjome. Patikrintas Baliutavičius. Es gražina kamuolį į žaidimą. Perdavimas į baudos aikštelę, smūgis galva, vietoje Gustas Baliutavičius. Susirinkęs jau 5 rezultatyvius perdavimus ir lenkia bet kurį kitą Top Sporto lygos futbolininką. Čia 1-0, 51 minutė. Ir Kauno rajono Hegelman komanda veržiasi į priekį. Trečią kartą šį sezoną jau pasižymė Armalas. Įvartis skanduoja, tėvas palaiko Hegelman dabar. Situacija jau netokia pavojinga, norėjau sakyti, bet nieko panašaus. 2-0, štai toks antrojo kėlinio startas, galima sakyti. Antrasis Kauno rajono Hegelman įvartis. Mulderas, 18 numeris. Kurisgi futbolininkas galiausiai įmušė tą įvartį. Taip, Mulderas džiaugiasi, nes atliko rezultatyvų perdavimą. Ar iš rūbinių, ar kartu su komandos draugais švenčiantys futbolininkai. Ir Serbijos jaunimo rinktinėse. Čia Popesku iš labai toli patikrintas Baliutavičius. Hegelman išvykoje žais su Panevėžio komanda. 10:16 valanda. Smūgis, kamuolys vartuose, Armalas ir jo dublis. Standartinės situacijas fantastiškai išnaudoja Kauno rajono komanda. Vilius Armalas antrasis antrajame kėlinyje. Epizodo pakartojimas. Ir žinoma, po 0-4 su Marijampolės Sūduva, dabar 3-0 ir dvikovos su Panevėžiu išvykoje geresnės nuotaikos. Mažiausiai 3 minutės yra kompensuojamos. 3, 5 ar 10 turbūt esmės jau nepakeistų. Faktas tas, kad jis įrašys 3 taškus. Koks smūgis, na. Ir tas švilpukas skamba kaip tik dabar. Viskas baigėsi. Šios rungtynės 10-asis turas Futbolo akademija Šiauliai prieš Kauno rajono Hegelman.